Labas visiems, aš esu Kamilė, psichologijos magistro studentė ir šiandien pašnekėsiu tokią įdomią temą, nesusijusią su studijom, o gal ir susijusią. Čia kaip pažiūrėsi, noriu pasidalinti savo istoriją, kaip Kamilė bandė tapti programuotoja. Kas žiūrėjot mano ankstesnius video, turbūt žinot, kad po psichologijos bakalauro studijų nejau studijuoti magistro iš karto, o padariau pertrauką ir ta pertrauka gavosi 4 metų ilgumo. Jo, aš taip nutariau, kad neįsiu studijuoti magistro, kol neišbandysiu daugiau veiklų. Ir viena iš tų veiklų, kurias norėjau išmėginti, buvo programavimas. Kodėl programavimas? Jisai dabar labai ant bangos. Mano aplinkoje tuo metu buvo gana daug šito programavimo burbulo. Turėjau daug pažįstamų, kurie programuoja. Ir ilgainiui man susikūrė toksai geras programavimo įvaizdis, kad į tai lengva persikvalifikuoti, kad tai lankstus darbas, visi tave liaupsina, visi tavęs nori, moka didžiulius pinigus. Įvairiose reklamose, skelbimuose irgi programuotojai vaizduojami labai taip prorožinius akinius, sėdi prie kompo kokia mergina su ausinėm, su kavute. Ir jo, atrodo viskas labai fainai. Dar išgirsti kokių nors sėkmės istorijų, kaip kažkas buvo nelaimingas savo darbe 10 metų, mažai uždirbo, tada pasiėmė programavimo kursus, pasibaigė, persikvalifikavo, gavo gerą darbą ir valio. Ir visos tos istorijos tikrai labai įkvepia, tai ir aš nusprendžiau tai išbandyti, to labiau, kad ir aplinkiniai sakė, kad man visai turbūt tiktų programavimas. Tai va, taip ir įsivėliau į šitą reikalą. Ir ką noriu pasakyti, tai nežinau, bent jau aš savo aplinkoje matau tik tais tas sėkmės istorijas, kad kaip paprastai yra išmokti programuoti, persikvalifikuoti ir taip toliau. Tai mano akimis ne visai tai tiesa. Ir aš šiandien ir darau šitą video apie savo nesėkmės istoriją, galima sakyti, nes bent jau aš dar niekur nemačiau, kad kažkas dalintųsi savo nesėkme, bandant tapti programuotoju. O manau, kad tokių istorijų tikrai turėtų būti daug. Ir mano yra viena iš jų. Dabar, kai sakau nesėkmę, tai neturiu omeny, kad bandžiau programuoti ir man neišėjo, neišmokau, nepavyko įsidarbinti ir panašiai. Viskas man išėjo ir pavyko. Tiesiog pamačiau, kad man tai neprigis ir tai yra visiškai ne man. Tai noriu kažkaip paskleisti šitą žinią, kad tikrai taip gali būti ir tai yra normalu, jeigu mums netinka programavimas. Nes faktas, kad kuo toliau, tuo labiau technologijos darosi svarbios mūsų gyvenimuose, reikia vis daugiau darbuotojų, galimai kažkokių darbo vietų neliks ir panašiai. Šitą visą turbūt jau esat girdėję. Tai manau, kad dabar spaudimas jauniems žmonėms dirbti programuotojais yra labai didelis. Ir aš irgi jutau tą spaudimą. Gerai, čia labai ilga įžanga gavosi, gal papasakosiu savo istoriją. Tai pabaigusi bakalaurą nusprendžiau pabandyti tapti programuotoja. Iš pradžių kelis mėnesius taip gana pasyviai mokiausi pati, susiradusi online kursus nemokamus, sekėsi visai neblogai, bet tas niekur nevedė. Esminis momentas buvo, kai radau gyvų programavimo kursų reklamą. Programa pasirodė labai stipri, buvo nemokama, kas svarbiausia, tai užsiregistravau ir po kelių savaičių gavau patvirtinimą, kad mane priėmė į tos kursus. Jie buvo gana intensyvūs, vyko kiekvieną dieną, tai tuo metu dirbau kaviniai, tai išėjau. Praėjus savaitei nuo kursų pradžios prasidėjo pandemija, tai viskas persikėlė visiškai į online. Tai buvo dar patogiau. Tie kursai buvo tikrai gana sudėtingi, bet viską pasibaigiau žodžiu. Jeigu kam įdomu, tai mokiausi programuoti C kalbą ir Python kalbą. Pabaigus tos kursus nesustojau ir maždaug mėnesį laiko dar dirbau prie savo kažkokių susigalvotų projekčiukų. Ir po to mėnesio sugalvojau pradėti aplikuoti į programuotojos poziciją. Nusiunčiau kelias vietas savo CV ir viena iš jų manimi susidomėjo. Jie man atsiuntė užduotį, kurią turėjau atlikti savo tempu. Tada visiškai neįsivaizdavau, per kiek laiko aš ją atliksiu. Pasakiau, kad per savaitę, tai buvo biški savaitė, klaviatūra degė ir dar su trupučiu pagalbos iš draugo pabaigiau tą užduotį ir nusiunčiau. Ir mano nuostabai gavau kvietimą į interviu. Interviu vyko nuotoliniu būdu, tai bent tiek. Gavau darbo pasiūlymą ir aišku jį priėmiau ir oficialiai patapau Python programuotoja. Dabar, aš nesakysiu, kiek aš tenais išbuvau, nes tai buvo labai trumpas laikas. Tik pasakysiu, kad aš planavau išbūti bent jau metus laiko. Tai va, darbo vieta šiaip buvo faina, turėjau kilnojamą stalą, kolegos irgi buvo faini žmonės, atsipalaidavę tokie ir darbo pobūdis buvo tikrai nestresinis. Tai šitoj vietoj viskas buvo tvarkoj. Bet kas tada man netiko? Turbūt esminis dalykas tai, kad labai aiškiai pajutau, kad man tai yra neįdomu. Aš gal ir galėčiau išmokti programuoti ir tai, ką išmokau, taikyti, jeigu būtų toksai variantas, bet su programavimu, kaip aš susidariau vaizdą, tai tu turi pastoviai gilinti žinias, pastoviai domėtis ir aš tiesiog
absoliučiai neturėjau motyvacijos tam. Atsimenu, man pasiūlė kažkokią knygą apie programavimą ir aš tokia buvau, aš savo laisvų metu tikrai neskaitysiu apie programavimą. Tai man atrodo, čia didelis ženklas, kad man netiko tai, nes programuojant tikrai tam tenka paskirti dalį laisvalaikio, o jeigu tau ta veikla ne prie širdies, tai tu nenori paskirti to papildomo laiko, o jeigu nenori paskirti papildomo laiko, tai iš tavęs bus prastas programuotojas. Pertraukėlė. Gerai, kaip gražiai mano monstera atrodo. Sugalvoju jinai rudenį išleisti naują lapelį. Paskutinį kartą, kai šitų kampų dariau video, šito lapelio dar nebuvo. Gražu. Gerai, tai kur aš baigiau? Jo, kodėl man nepatiko programuotojas darbas. Tai viena buvo neįdomu, antra, mano kūnas man sakė, kad jam nepatinka šita veikla. Kiekvieną dieną patyriau didelius nugaros skausmus, tai tikrai nebuvo fainai, nors ir turėjau besikilnojantį stalą, bet tas nepadėjo. Ir trečias dalykas, tai aš tiesiog fiziškai nesugebu išbūti prie kompiuterio ekrano 8 valandas per dieną. Nežinau, kaip žmonės tai sugeba padaryti, aš to negaliu, bent jau dabar nežinau. Aš augau be kompiuterio, pradėjau juo naudotis bibliotekoje, gal kokioj, neatsimenu, ar 10 ar 11 klasiai, bet irgi tas buvo nedažnai. Ir mano tiesiog laiko leidimo suvokime nėra ekrano. Tai man tiek laiko išbūti prie ekrano yra tikrai labai didelis iššūkis. Ir man atrodo, kad vien jau tai yra labai geras rodiklis, ar programavimas mums. Jo galite tiesiog paklausti savęs, ar aš gebu išsėdėti prie kompiuterio 8 valandas per dieną. Nesvarbu, ką darant, gali daryti, ką norit, žaisti, skaityti, dar kažką. Bet ar aš kažką darant prie kompiuterio sugebu prie jo tiek laiko išsėdėti. Ir jeigu atsakymas yra ne, tai supraskit užuominą. Tai visą tai įsivertinus išėjau iš to darbo ir tuo metu buvau gavusi pasiūlymą mokyti programavimo pagrindų moksleivius ir pagalvojau, gerai, dar pabandom, gal čia aš tiesiog per greit įsidarbinau ir buvo šokas organizmui, nes tikrai po 4 mėnesių mokymosi įsidarbinti programuotoją yra labai greita, yra tai, kas taip greitai įsidarbina ir pagalvojau, kad mokymas vis tiek nauja veikla, tai irgi būtų įdomu išbandyti ir man patinka mokyti. Tai taip ir patapau programavimo mokytoja ir jie buvau 2 metus, mokyti buvo jau smagiau, bet ką pamačiau, tai kad būtų geriau, jeigu tai nebūtų programavimas, nes vėlgi, kai mokytojas neturi aistros savo mokomam dalykui, tai sunku tą sukelti ir mokiniuose. Aš labai stengiausi tą susidomėjimą programavimu sukelti, vis tiek tai yra labai gera karjera, jeigu tau patinka tai daryti. Tai jo, jeigu ką, aš neturiu nieko prieš programavimą, tiesiog sakau, kad vieniems jisai tiks, kitiem ne. Ir taip, žmogus gali šiaip daryti bet ką, išmokti bet ko, bet tas dalykas vis tiek yra, kad jeigu pasirenki užsiimti veiklą, kuri netitinka tavo stiprybių, tai bus daug sunkiau joje patapti specialistu. Taip tiesiog yra. Tai va, pajutusi, kad šitoje srityje aš savęs ilgalaikį perspektyvai nematau ir nenoriu į tai lysti giliau, pasijutau pagaliau pasiruošusi grįžti į tai, kas mane domina, į psichologiją ir dabar studijuoju psichologijos magistrą. Bet aišku, aš čia nedeginu tiltų su programavimu, nors iš tikrųjų gal taip ir galėjo pasirodyti. Bet jo, kas čia žino, gal kažkada grįšiu, vis tiek jau tame turiu žinių, tai nėra nauja veikla ir kažkada galbūt tai pasirodys labai pažįstama. Gal kažkada reikės visiems persikvalifikuoti ir būti programuotojais, kas čia žino. Žodžiu, ir šiaip šitai patirčiai esu labai dėkinga, nes labai daug išmokau naujų dalykų apie save. Tai šitam pabandymui kažko naujo užtrukau 3 metus, bet dabar visai draugauju su technologijom. Manau, kad bet kokioje specialybėje technologijų išmanimas yra didelis pliusas šiais laikais. Pamačiau, ką reiškia, kai atlieki veiklą, kuri tau nepatinka, kažkaip tada įvertini kitus dalykus labiau. Gerai, matau, kad čia stipriai per ilgas video gaunasi. Tai čia ir užbaigsiu. Tikiuosi jums patiko. Labai ačiū, kad mane sekate. O jeigu dar to nepadarėte, pasubscribinkit. Ir man labai įdomu, jeigu kas nors esat bandę programuoti, kaip jums sekėsi, kokia jūsų patirtis, pasidalinkit, būtų labai įdomu sužinoti. Ir mes pasimatysime kitame video labai greitai. Ate!